Labą dieną, esu Valdemaras Tamkauskas, turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjas vartotojų teisių apsaugos tarnyboje. Ir šiandieną norėčiau Jums pristatyti apie turizmo rinkos priežiūrą Lietuvoje. Tai pirmiausiai pristatysiu, kokia ūkinė veikla ES yra labiausiai apsaugota nuo nemokumo įmonių toje veikloje. Ir priminsiu, kaip Lietuvoje prieš 9 metus atgal kelionių organizatorių bankrotai buvo labai dažnas įvykis, vos ne po vieną bankrotą į metus. Ir kaip Lietuvoje pasikeitė priežiūros praktika nuo to laiko, kaip tų bankrotai visi yra suvaldyti. Koks atsirado kokybės sąrašas Lietuvoje ir kaip visas verslas kartu mes užtikriname šitos rinkos skaidrumą ir švietimą vartotojams, turistams. Pradėkime nuo to, kad ES yra kelionių paketų direktyva, kur užtikrina, kad kiekviena šalis narė 100% atsako už organizuotas keliones, už kelionių organizatorių nemokumą. Tai reiškia, kad jeigu kelionių organizatorius bankrutuoja, o aš kaip vartotojas, turistas esu nusipirkęs kelionių paketą arba organizuotą kelionę iš jo, tai ta valstybė narė man 100% atlygins visus sumokėtus pinigus. O jeigu aš būsiu išvykęs į kelionę kažkur tai ir tuo metu įvyks bankrotas, valstybė narė privalo sugrąžinti mane į išvykimo vietą. Tai noriu pasakyti, kad daugiau tokios ūkinės veiklos taip 100% prižiūrimos ES nėra. Net ir komerciniai bankai prižiūrimi tik tai jūsų sąskaita tenai apsaugota nuo banko nemokumo tik iki 100 000 eurų sumos, bet ne 100%. Ir ta kelionių paketų direktyva iš ES va šita perėjo į Lietuvos teisėkūroje į turizmo įstatymą. Viskas numatyta turizmo įstatymą. Dabar noriu Jums kaip paprastą pavyzdį toks pasakyti, kad jeigu Lietuvoje licencijuotas kelionių organizatorius suorganizuotų kelionę į Mėnulį su nakvyne ten ir atgal ir grįžimą atgal, tai tokia apsauga, tokia organizuota kelionė turėtų būti 100% apsaugota nuo nemokumo. Net jeigu jinai kainuotų 10 ar 20 milijonų eurų. Nėra daugiau tokios verslo šakos, kuri būtų taip 100% prižiūrima ES ir taip 100% garantuota. Ir norėtų parodyti čia 20 metų skaidrė, kai buvo seno didelio kelionių organizatoriaus Thomas Cook iš Didžiosios Britanijos bankrotas. Tai čia jo nemokumo paskelbimo diena, matote, kokia panika dedasi oro uostuose, keliautojai palikti be kažkokių tai žinių ir net išvežti į tas šalis kažkur tai ir ypatingai didelis chaosas, panika ir klausimas kyla, kodėl taip įvyko ir kodėl valstybinės institucijos nesužiūrėjo laiku tokio didelio bankroto, nors tai privalėjo daryti. Būti skaičių. Tai Thomas Cook bankroto metu 300 000 keliautojų buvo palikti kažkur išvesti į užsienį ir juos reikėjo jau repatrijuoti, sugrąžinti pačioms valstybėms, parskraidinti namo. Nes Thomas Cook jau buvo bankrutavusi, paskui skelbusi bankrotų ir tie keliautojai buvo palikti likimo valiai. Iš viso 1,5 milijono turistų buvo susijęs, nukentėję nuo šio bankroto. Ir daugiau negu 1,6 milijardo eurų Didžiajai Britanijai prireikė padengti nemokumo kaštus. Tai yra visokie draudimai, garantijos, iš rezervų buvo paimta. Tokią sumą pinigų turėjo paimti iš kažkur tai kitur biudžete Didžioji Britanija, kad kompensuotų visokius kelionių organizatoriaus Thomas Cook nemokumo padarinius. O viso šitas bankrotas
apie 6 milijardus eurų per visą pasaulį sugeneravo nuostolių. Ir buvo net virš 300 turistų, kurie tik po 2 savaičių nežinios buvo parskraidinti į Mančesterį iš Floridos. Tai vadinasi, 2 savaitės ir tenai turėjo kažkaip tai savo lėšomis gyventi, maitintis ir taip toliau. Tai klausimas buvo, ką Didžiosios Britanijos institucijos turėjusios užtikrinti šitų kelionių organizatoriaus priežiūrą padarė ne taip. Ir atsakymas irgi gana yra turbūt aiškus, nes šito kelionės organizatoriaus sudėtinga finansinė situacija, neigiamus srautus, neigiamą kapitalą ir generuojamus nuostolius buvo galima matyti jau 18 ir 19 metais. Tai vadinasi, aš pažymėjau skaidrėje, kad šitą Thomas Cook jau buvo 300 milijonų nuostolių deklaravus 18 metais savo. Vadinasi, klausimas, kodėl Britanijos institucijos laiku nereagavo ir kodėl nesiėmė veiksmų. Vadinasi, 2 metus buvo vykdoma nepriežiūra. Dabar norėtųsi sugrįžti į Lietuvą. Lietuvoje 10 metai ar 14 ir 15 buvo kelionių organizatorių bankroto metai. Bankrutuodavo kelionių organizatoriai, turistai būdavo palikti kažkur, tai jos reikėdavo paskraidinti. Tas kartojasi nuolat. Ir blogiausiai, kad nuostolis būdavo atlyginimas tik labai mažai. Turistams buvo sugrąžinti tik tai 20–30% nuo jų sumokėtų sumų kelionių organizatoriams. Primenu, kad valstybės narės turi 100% užtikrinti šitą ir atlyginti kelionių organizatoriaus nemokimų atveju. Tai kas buvo vykdoma? Buvo peržiūrima iš esmės teisėkūra Lietuvoje ir turizmo priežiūra. Ir nuo 16 metų keitėsi turizmo įstatymas, keitėsi prižiūrintis asmenys visą šitą ūkio sektorių ir keitėsi bendra sistema turizmo priežiūros. Vadinasi, faktiškai buvo implementuota kaip komercinių bankų, komercinių kreditų priežiūros sistema valstybinėje institucijoje. Ir nuo to laiko, čia skaidrėje matote porą bankrotų, ir nuo to laiko tie bankrotai būdavo nežymus. Travel Online Baltic nuostoliai turistams 25 tūkstančiai eurų. 100% atlyginta visiems turistams. 100% atlyginta iš prievolių užtikrinimo draudimo. Kitas bankrotas MedHolidays. Tų bankrotų buvo nuo 16 metų viso tik 5 ir visi 100% atlyginti turistams. Tai tokiu atveju, kaip čia būdavo kažkada, tai kaip matome skaidrėje, kai turistai paliekami kažkur, tai kai Lietuvos turistai paliekami kažkur, tai kai visiškai neaišku, jie atgaus tos pinigus, ar jie bus sugrąžinti, tokiu atveju nebėra jau 9 metai. Lietuvoje nebėra. Ir turbūt viena iš geriausių praktikų, kiek galima palyginti, bent jau su aplinkinėmis šalimis mes tikrai galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje turizmo organizatorių priežiūra yra geriausia. Nuostoliai Lietuvos valstybei ir turistams yra 0 ir visus šitos paskutinius 9 metus už organizuotas keliones. Tokių rezultatų nėra net nei Estijoje, nei Latvijoje, kur visiškai panaši priežiūros sistema veikia. Tai mūsų skyrius, turizmo rinkos priežiūros skyrius, šitą ir vykdo. Ir šiuo metu turime prievolių užtikrinimo draudimą, tai yra finansinės garantijos ir draudimo polisai kelionių organizatorių
jų nemokumo atveju 45 milijonus eurų. Įsivaizduojam, toks fondas portfelis, ar ne? Tik tai draudimo polis. Tai vat noriu dar kartą paakcentuoti, kad valstybė per šitos 9 metus nereikėjo nei karto savo lėšomis grąžinti turistų, parskraidinti jų iš svetimų šalių dėl kelionių organizatorių bankrotų. Nei karto. Nuostoliai taip pat valstybė iš biudžeto 0 eurų prisidėti ir kompensuoti išlaidas. Labai geri rezultatai. Malonu, kad lietuviai turime kur lyderiauti palyginus su savo artimiausiais kaimynais ir dažnai konkurentais. Kaip ta sistema veikia? Kiekvienas kelionių organizatorius turi 100% užtikrinti, 100% garantuoti visus turistų surinktus avansus. Tai jeigu aš sumokėjau kelionių organizatoriui 1000 eurų už kelionę, aš žinau, kad pas jų natūraliai kelionių organizatorių draudimas turi padidėti šitą sumą. Jeigu buvo, tarkime, 50 000, jis jau turi turėti 51 000. Visais atvejais draudimas turi viršyti surinktus avansus. Ir kelionių organizatoriai, kurie užsima čarteriniais arba užsakomaisiais skrydžiais, jų draudimas turi būti ne mažesnis kaip 200 000. Lietuvoje tokių turime 4 šiuo metu, 4 didieji kelionių organizatoriai. Jų, aišku, prievolių užtikrinimų draudimai viršė dažnai milijonus, bet kokia yra mažiausia suma. Jeigu kelionių organizatorius yra smulkaus vidutinio verslo atstovas, jo metinės pajamos yra iki 1 milijono eurų, tas draudimas turi būti ne mažesnis kaip 20 000 eurų. Minimaliausias draudimas. Jeigu aš noriu pradėti verslą, aš esu nedidelis, tai turiu gauti draudimą 20 000 eurų. Dar kartą kartuoju, tai yra tokia draudimo suma turi būti. Ne kažkur užšaldytos lėšos deponuotos, bet draudimo suma. Vadinasi, aš keliauju į draudimo bendrovę arba į banką ir prašau tokiai sumai garantijos. Tuomet galiu užsiimti šituo kelionių organizavimo verslu. Kur matėte, kad jisai yra labiausiai užtikrintas Europos Sąjungoje. Lietuvoje situacija, palyginti su 19 metais, prieš covidinis laikotarpis, tai šitoje skaidrėje matome skaičius. Tai didžiųjų kelionių organizatorių sumažėjo pas mus 1, šiuo metu yra 4. Taip kažkiek sumažėjo išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių, jų draudimas turi būti didžiausias. Ir daugelis įmonių tiesiog sustabdė savo veiklą arba atsisakė savo veiklos, kas yra nebūdingos. Kitos pasidarė kelionių agentūromis. Kelionių agentūra tai yra tiesiog tarpininkas. Atkreipkite dėmesį, kelionių agentūra tai yra tarpininkas tarp kelionių organizatoriaus ir turisto. Bet atkreipkite dėmesį, kad prievolių užtikrinimas arba draudimas, tas bendras apdraudimo suma padidėjo. Padidėjo 11 milijonų. Jeigu jūs atitinkate turizmo įstatymą, jeigu jūs turite draudimą, esate licencijuotas kelionių organizatorius, jūs esate mūsų šitam kokybės sąraše. Tai tiesiog, jeigu aš esu turistas, man gana paprasta, ar ne, pasirinkti kelionę. Aš žinau, kad valstybė garantuoja už tam tikrą sąrašą įmonių, susirandu tą įmonių sąrašą mūsų tinklapį stato, licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas ir renkuosi organizuotą kelionę iš tokių. Vat matome to tinklapio lentelės dalį, kur yra kelionių organizatorių pavadinimai ir draudimo sumos. Kokio dydžio draudimo sumos yra. Sąrašas atnaujinimas nuolat. Jeigu tik pasikeitė kažkokia aktuali informacija, tai atnaujinimas iškart per 1 darbo dieną. Nes visada rasite aktualiausią šito kokybės sąrašo informaciją mūsų tinklapį. Bet jeigu norite skaidriai organizuoti keliones, tai būkite šitame kokybės sąraše. Ir jūs galite visada jaustis, kaip esate išrinktieji.